Ritinio aukštis ir pagrindo skersmuo lygus 1,5 metrui. Ar tilps į šį ritinį kubas, kurio briaunos ilgis lygus 1,1 metrui? Atsakymą pagrįskite. Šitoje užduotyje būtų gerai, kad nepagalvotumėt, kad čia telpa ir čia telpa, taip viens ant kito, 1,1 turėtų iš esmės tilpti, nes didesni. Ne. Čia yra statiniai, čia yra, trumpiausios įmanomos kraštinės pas šitą kubą. Dabar mums esmė yra skersmuo ir kas tame skersmenyje bus pildoma, taip? Tai su visu tuo skersmeniu, kaip matome, kertasi šitie taškai. Tai reiškia, įstrižainė mums yra labai svarbi ir mums reikia pasakyti. Mes matome, kad čia diametras yra 1,1 metro, o mes šito skersmenio nežinom. Tai mūsų visa esmė bus apskaičiuoti, ne skersmenį, bet kubo įstrižainė, kuri kaip ir žiūrėsim, ar tiks, ar sutaps, ar bus mažesnė, ar bus didesnė už mūsų ritinio skersmenį. Kaip tai padaryti? Visą šitą pagrindą kubo aš paimsiu, nusipaišysiu šičia. Žinome, kad vienos kraštinės ilgis yra, tiksliau visų pas kubą, pas kvadratą visos kraštinės yra vienodos, tai jos yra vienodos. Dabar mums reikia apskaičiuoti įstrižainę. Labai paprastai. Galim pagal Pitagoro teoremą suskaičiuoti 1,1 kvadratu plus 1,1 kvadratu. Čia gaunasi 2 kart 1,1 kvadratu, gaunasi, tuoj suskaičiuoju. 1,1 kart 1,1 kart 2 yra 2,46. C reikėtų, jeigu gautumėm ar ne, tai reikėtų traukti šaknį. Ir dabar šaknis matau, kad tikrai gražiai nesigaus, bet pažiūrim, kam jinai gaunam, koks gaunasi skaičius, jeigu mes suapvalinam. Tai 1,5556, ten matau, nebėra toliau svarbu. Ir mes matom, kad netgi čia rašysiu, kad netelpa. Ne, kablelis netilps, nes to ritinio įstrižainė yra mažesnė už kubo man neberašo tušinukas. Baigėsi kubo šitą įstrižainę. Ir viskas. Kubo pagrindo gal reikėtų užrašyti. Nes kubo įstrižainė gali būti tokia, sakykime, tuoj parašysiu, tokia. Tai nėra visiškai teisingai, tai reikėtų kubo pagrindo įstrižainė yra didesnė ir dėl to netelpa. Viskas, labai paprastas uždavinys ir paprastas gana pagrindinis. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.